Jeigu savo skaitmenizuotoms sąskaitoms norite pridėti papildomas reikšmės, tokias kaip sandėlis, objektas, projektas ir kiti, eikite į skaitmenizavimą, nustatymai, pasirinkite savo buhalterinę programą, aš pasirinksiu Reveal gamą per API, eikite žemiau ir matote Reveal gamą papildomi laukai. Čia matote papildomų laukų sąrašą, kurį galite užpildyti. Reikšmės pildomos atskirai pirkimo bei pardavimo sąskaitoms. Jeigu vedate apskaitą tik už vieną įmonę, galite pasirinkti taikyti visų kontrahentų dokumentams. Tai reiškia, kad jūsų nustatytos reikšmės bus taikomos visų įmonių eksportuojamiams dokumentams. Kaip matote, nereikia pildyti įmonės kodą bei įmonės pavadinimą. Kaip pavyzdys, noriu pridėti padalinį pirkimo dokumentams bei objektą pardavimo dokumentams. Spaudžiu sukurti. Apačioje atsirado profilis skirtas visoms įmonėms. Čia galite redaguoti arba ištrinti. Matome, kad prisiskiria mūsų padalinys pirkimams bei objektas pardavimams. Jeigu vedate apskaitą už kelias įmonės, galite papildomus laukus vesti atskirai kiekvienai įmoniai. Štai aš jau supildžiau įmonės kodą bei įmonės pavadinimą, bei pridėjau centrą pirkimo dokumentams bei logistiką pardavimo dokumentams. Spaudžiu sukurti. Dabar, kai aš eksportuosiu šios įmonės dokumentus, papildomos reikšmės prisiskirs iš šiai įmoniai sukurto profilio. Jei konkrečiai įmonėje nesuras papildomų laukų profilio, tada naudos profilį skirtą visoms įmonėms, jeigu jis egzistuoja. Jeigu nesuras jokio profilio, tada papildomų laukų nepriskirs. Einame į skaitmenizavimo suvestinę. Kaip atsimenat, prieš duomenų eksportą mes pasirenkam kontrahentą. Pagal šį pasirinktą kontrahentą ieškos papildomų laukų profilį nustatymuose. Ir kiekvienai buhalteriniai programai egzistuoja skirtingi papildomi laukai. Jei pasirinksite, pavyzdžiui, centą, matote, kad papildomų laukų daug mažiau, turime tik sandėlį bei kaštų centrą.